Reguliariai tikrintis akis yra rekomenduojama 1 kartą per metus. Profilaktinio patikrinimo metu, priklausomai nuo paciento amžiaus bei jo profesijai keliamų reikalavimų, ištiriam regėjimo aštrumą į tolį, iš arti. Galim patikrinti spalvinį regėjimą, akių spaudimą, ištirti akiplotį, apžiūrėti akių dugną bei atlikti papildomus instrumentinius tyrimus. Yra ligų, kurios pasireiškia ilgą laiką nesukeldamos jokių simptomų. Tokios ligos kaip glaukoma arba amžinė geltonosios dėmės degeneracija. Profilaktiniai patikrinimai gali mums padėti atrasti šias ligas ankstyvose ligos stadijose, joms dar nepažeidus akių ar regėjimo aštrumo. Nieko nejaučiu, todėl ir tikrintis nereikia. Tai klaidingas mąstymas. Nemažai akių ligų pradinėse ligų stadijose nesukelia jokių simptomų, todėl tikrintis profilaktiškai mes galim šias ligas nustatyti ankstyvose stadijose ir laiku pradėti gydymą. Profilaktinio akių patikrinimo nauda žmogui yra žinojimas, ar jūsų akys yra sveikos, ar jos gerai funkcionuoja, ar jūsų regos funkcija yra pakankama. Matau, girdžiu, gyvenu.